Iš jūsų praktikos pusės, kas yra žmogus? Kas yra žmogus? Žmogus yra esybė. Susidedanti iš daug dalių. Aš tikiu, kad yra subtilios dalis, kurių mes nematom, nesuprantam. Nu, vien paimkim protą. Kur jisai? Kurioje vietoje? Kur tos mintis? Tai aš taip sakau, kūnas, mano toks yra supratimas, kad žmogus susideda iš tokių 3 didelių dalių. Tai yra kūnas, protas ir siela sąmonė. Tai ir šitų 3 dalių ta simbiozė tokia, tai yra žmogus. Jeigu tos dalys veikia darniai, harmoningai, žmogus harmoningas. Jeigu ne, tada ne. Daugelis žmonių save mato kaip kūną ir aišku yra tada nelaimingi. Arba jie mato save kaip protą, gyvena galvoje nuolat su savo mintimis ir tos mintys įvaro iš proto visiškai. Kažkas gyvena vien tik sielą, kada tu užsidarai oloji ir tau nieko nebereikia. Ne? Tai jeigu tame yra balansas tarp tų 3 dalių, tai tu visiškai pilnai gražiai gali gyventi šitame pasaulyje ir komunikuoti su kitais, ir turėti materialius dalykus, ir turėti gražų gerą kūną, kuris tave neš,